Sveiki visi ir vėl savaitgalis, vėl nuostabus laikas savo. O šį savaitgalį aš jums siūlau vieną nuostabų patarimą, kurį labai rekomenduoju padaryti dėl to, kad tuomet šį savaitgalis gali būti šiek tiek kitoks. Aš siūlau jums šį savaitgalį iš savęs apibūdinimų sąrašo išbraukti bent vieną punktą. Ką tai reiškia? Kiekvienas iš mūsų turim labai aišku įsivaizdavimą ir apibūdinimą, kaip mes apibrėžiam patys save. Pavyzdžiui, aš visada turiu būti geras arba blogas. Aš visada turiu būti sėkmingas arba sėkminga. Aš visada turiu turėti, jeigu tai yra savaitgalis, visada turiu turėti krūvą planų, krūvą pasiūlymų, visur skubėti, eiti, dalyvauti, būti. Arba galbūt atvirkščiai, jeigu tai yra savaitgalis, aš turiu būtinai būti namie, turiu skirti laiką tik savo, net jeigu skambina draugai, galbūt neatsiliepti. Krūva, kiekvienas turim aiškių labai apibūdinimų, tam tikrų projekcijų į save, kaip mes matom patys save ir kaip save pateikiam kitiems žmonėms. Ką aš siūlau padaryti? Siūlau šį savaitgalį pagalvoti, išsirinkti vieną tokį savęs apibūdinimą ir išbraukti iš to sąrašo. Ne visam gyvenimui, galbūt tik šiam savaitgaliui, tai yra 2 dienom. Kas gali atsitikti? Kada mes nustojam save labai aiškiai ir apibrėžtai apibūdinti, kada mes leidžiam savo būti didesniu nei tie žodžiai, kuriuose slypi tas turinys, kaip jūs save apibūdinate. Į mūsų gyvenimą ateina kažkas spontaniško, kažkas naujo, kažkas gražaus, kažkokie puikūs, nuostabus, nauji impulsai, galbūt net naujos svajonės, nauji pasiūlymai. Taigi kviečiu jūs šį savaitgalį išsibraukti bent vieną punktą savęs apibūdinimo ir pamatysite, tas savaitgalis iš tiesų jūs nustebins. Jūs patys save nustebinsite. Manau, tai labai mažytė, labai smulki, bet labai reikšminga praktika kiekvienam iš mūsų. Todėl pakvieskit šį savaitgalį save į pasimatymą su savimi, nauju, kažkokiu kitokiu, stebuklingu. Ir aš tikiu, kad tikrai jūsų gyvenimą ateis dar kažkas naujo gražaus, kažkas už tų žodžių, kuriuose jūs save laikote. Nuostabaus jums savaitgalio, atraskit save naujai, būkit laisvas, būkit spontaniškas, būkit savimi, kviečiu jūs į pažintį su savimi. Gero savaitgalio, viso geriausio.